Diena su veiklia lietuve. Pažiūrėkit, kokie gražuoliai. Dar kažkur tinginys sėdi. Šį rudenį lietuviai sukanka 13 metų. Per tiek daug laiko mes parašėm su komanda labai gražių istorijų apie veiklias, ypatingas, kūrybingas lietuves. O šiandien, kai lietuvė keliasi į naują formatą, aš jūs labai noriu pakviesti, praleisti dieną su ypatingai kūrybinga lietuve, kuri jau daug metų džiugina ir puošia mūsų Kauno kalėdinę eglutę. Jūs turbūt jau supratot, pas ką aš pakviesiu, tai man ši moteris yra labai ypatinga, kūrybinga, visokia, kurią norisi iš arčiau pažinti ir parodyti jums, tai yra nuostabioji Jolanta Šmitienė. Laidos partneris introstyle.lt. Generalinis laidos rėmėjas adma.lt. Labą dieną. Bar. Va. Labą dieną. Va mūsų kūrybingoji Jolanta. Ir pagavom darbo įkarštyje. Taip. Ir čia jau dabar kaip tik pristačiau, kad kalėdinių eglučių man jūs esat fėja. Aha, bet čia ne kalėdinės Bet eglutės. va čia jau yra kažkas tai dar labiau ypatingo. Ir kas čia bus? Vaikam zoologijos sode čiuožyklų atrakcionų dekoras. Zoologijos sode? Taip, su įvairiausiom landom, edukacijom. Čia aš leidžiu savo daryti tai, ko galbūt niekas dar nedarė. Žiūrėk, yra gamybininkai, kurie duoda brėžinius, kaip įsidėstys ten tos visokios čiuožynės ir konstrukcijas. O aš turiu taip apsirengti ir sukurti tiem daiktam tokį... Ir va čia visi šitie yra... Tai čia idėjų. Čia pradžiai, čia kaip sakoma, yra idėjų, čia dar nėra darbiniai reikalai. Pradžiai kuri iš viso tokį miestelį, galiu parodyti. Kažką tai truputėlį maketuojasi, vienaip, kitaip, užsiduodi savo užduotis. Bet man tai čia staigmena zoologijos sodui. Tai tokią užduotį ir turiu, kad ir tų patirčių turėtų ir to pačiu atrodytų. Man tai labai svarbu, kad atrodytų gražiai. Kad atrodytų gražiai ir žmonėm, aišku, patiktų, čia gali nepatikti, čia toks grožis bus. Ne, tai palaukit, nesakykit, ar bus, dar reikia padaryti tą grožį. Aš tai nupiešti Aš jau tikiu, nes kiek Jolanta metų jūs puošiate eglutes kalėdinės? Žmonės gal net jie atsimena tą grožį, bet... Eglutes tai 15 metų puošiau. 15 metų. Dabar jau yra poreikis sukurti tą eglutę, nesukurti eglutę, iš tikrųjų, o papuošti eglutę. Tai kai prieš tiek metų mes atėjome į rotušę su savo idėjom, tai nieko nebuvo rinkoje, niekas nieko gero nepasiūlė, apart paprastų lempučių. Ir mes patys iš visokių, ką galėdavom gauti, kūrėm tas dekoracijas. Tai tos dekoracijos štai gavosi tokios kitokios, nes į ją žiūrėjai kaip į tekstūrinį, meninį, kažkokią tai kontekstą, kažkokį bandėjai save realizuoti ir kitiem kažką pasakyti. O dabar yra labai konkrečios užduotis. Yra kalėdinė eglutė, šilta spalva, šalta spalva, turi būti tiek ir tiek lempučių, turi būti originalūs žaisliukai. Šiaip iš esmės tai gal tos eglutės ir nelabai reiktų. Tu turi sukurti nuotaiką tik tai. Nes visur tos eglutės yra. Ir šitas buvo Kaune man toksai galimybė atskleisti truputėlį kitaip tą dekorą.
zoologijos sodas, taip labai džiaugiamės, kad atsinaujino iš tikrųjų, bet mes sukūrėme edukacinių erdvių dekorą, vidaus įrangos dekorą visos. Interjere, voljeruose, edukacinėse erdvėse. Bet tai čia, aš man tai čia kažkokia staigmena iš tikrųjų, kad tai yra jūsų. Aš nežinau. Tai visur viskas, kas yra dekoras, puošyba, kur gali daryti nežmoniškai, bet kitoniškai. Pasirodo, jeigu šiandien nepamačiau Jolantos eglutės, tai reikia bėgti į zoologijos sodą ir žiūrėti, ką jinai ten prikūrė. tą temą peršoksiu, čia vieta, kur mes susitinkam. Ir važiuoju pro šalį, bet aš užlieksiu pas tave kavos. Bet tai būtent tai yra ne... Taip, užeina žmonės ir iš gatvės šiaip pasižiūrėti, bet savi, kaip aš sakiau, menininkai, tai jie, žinot, čia yra tokia vietelė apsikabinimo. Pas mus užėjo mūsų menininkas vienas, kuris turės man padėti šitam darbę. Aš ir sakiau, mano kolektyvas, kai eina, tai jie visai ką užeina. Ilona, kur tu pabėgai? Va šita kuklioji. Čia jūs uogų. Čia rimas paskinė kažkiek. Vat kokia dovana. Bet taip ir gyvena. Geriausia. O tu žinai žmonės, bet pas mane atėjo kaimynė, sakė, o tu valgius? Atnešė. Sudėjus indelį tenai, kotletukų kažkokių. Savo gamybos paprastai, gerai. Kaimynai, jo. Tai jūs padėsit čia visą tą projektą gyvenime? Čia žmogus, kuris, žinokite, dirba su medžiu, va, jo skulptūra. Ir profesionalus skulptorius, taip. Rimas Metlovas. Čia jau naujas siužetas. Naujas siužetas, jau reikia fotografuoti. Kaip jums Jolantos ta fantazija? Žinau. Yra daugiau Lietuvoje tokių su tokia fantazija? Yra. Bet tai neleidžia dirbti. Neleidžia daryti. Man tai pasisekė, dar manim patikė, žinai. Kartais patikė. Man įdomu į tą baltą įeiti. Čia tokia kaip mano studija, iš tikrųjų net ne studija, tokia kaip dizaino studija. Čia aš kūriau šitą vietą tokia kaip, truputėlį gali būti inkognito. Ir tuo pačiu čia matosi mano kūrybiniai darbai truputėlį. Aš kadangi dirbu ne tik tai su eglutėm ar ten meno kūriniais, aš dirbu ir su interjeru. Aš kuriu interjerą, eksterjerą, gyvendinu jį. Tai dažniausiai reikia vietos, kur mes galim ar užsakovo susėsti, aptarti, kažkokius pavyzdžius pasižiūrėti ir tuo pačiu turėti tokį, žinai. Aš netgi, pavyzdžiui, taip padariau šitą vietelę, integravau ir tualetą, kad galima būtų kad čia va? Taip, pažiūrėkit, jūs atėjote, aš galiu užgesinti šviesą, ne? Kas čia veidrodis, ne? Dabar žiūrėkit, užgesinu šviesas ir uždegiau šviesą tualete. Tualeto kaip ir nematot, bet matote dar vieną erdvę, ne? Viena erdvė. Koks čia? Ir sukūrė. Kambarys. Pabėgimo namai. Pabėgimo kambarys, klausyk. Tos apie tualetus dabar. Bet tai žinokit, influenceriai kur dabar? Ateina į vonį, į tualetą ir... Menulis, mama. Kokia aš graži. Bet aš, pavyzdžiui, čia tikrai ateičiau, žinai, kitur tai nėra ką rodyti. Aš jums kitą tualetą parodysiu, jūs iš viso apsivošit. Dabar jau... Mini influencerių vietą. Bet čia tik tai ne viską, žinokit, kamerai. Baltos galerijos, juodasis tualetas. Nusprendėm, kad bet jau čia reikia padaryti su šarmu. Ir turėjome jo čia... Kokio fotografo čia? Griškevičiaus fotografija. Geras. Ir čia buvo projektas, aišku, tai nėra, tematika tokia, kad tinka geroj vietoj. Ir nes tu čia daug laiko praleidi. Čia tos, kur tamsa labiau, nes čia juoda, taip. Čia jo, ten šviesu, super. Jo, geras. Jo. O visa kita, tai kadangi čia labai yra maža erdvė,
Tai spėkite, kas čia personažas, tai yra mano dukrytė, kai gimė. O, Taip. Ir kiek tai dukrytei dabar? O dabar jau jinai mokosi Dailės akademijoje 3 kurse. Kokiam fakultete? Dailės akademijoje. Dailės akademijoje? Tekstilės fakultete. Tekstilės, tai jūsų kelias. Kažkaip netyčia, aš galvau, kad jinai veterinariją nueis. Dėl to, kad patiko gyvūnai labai? Jo, ir dabar patinka, ir dabar pas mane pilni namai. Aš atsimenu, kadangi daug kalbėjom apie jūsų tas eglutės, atsimenu, degė viena. Kaip skaudėjo? Nes man atrodo, Nu tai, aišku, tai nežinai. ar vienais metais, bet vienais metais, ne? Taip. O jausmas koks? Tai čia va tie visi žmonėm prateliai biški sukosi per tos visus karantinus. Karantinus čia buvo, jo. Bet to jausmas toksai, mano kūrinys, taigi aš čia tiek, visi. Žinokit, Ta komanda gal labiau jausmas pergyveno. buvo ne mano kūrinys, o jausmas buvo, kaip dabar žmonės, nu kaip. Kur eis? Kaip kalėdos, jo. Tai ten per 2 paras mes turbūt Per 2 paras sutvarkėt net, ne? Tai aišku, padėjo savivaldybė, nėra kalbų. Čia aš atsimenu, mes laukiam prie ekranų, skaitėm, kaip čia bus, kas atsakys. Man žinokit, tai aš galiu nuotykį tokį papasakoti. Visą laiką, kai yra stovi, būdavo eglutė Rotušės aikštėje, nu kiekvieną dieną, kaip tie mūsų ryte, vakare, nueini, pasižiūri, gal nukrytė, gal ką. Bet, jo. Ir būdavo žmonės, man skambina, jeigu kas atsitinka, ar kažkur lemputės, ar kažkas nukrytė, žinai, man skambina, nes man jau žino visi, randa ten tą telefoną. Yra teisingai su telefonu. Nes ten ir verslininkai, kurie buvo geras. Ir naktis, man atrodo, 2 valanda nakties buvo, aš mėgau skambutis. Pakeliu ragelį, sako, Jolanta, eglutė dega. Aš išmėgau, sakau, tu gerai, ir turi degti. Principė, nu man dega šviečia. Aš galvau, kad biški penktadienis galvojau, pagėrė žmogus ir norėjau pasidžiaugti. O jis sako, rimtai dega, aš tau nuorodą Facebook'e atsiųsiu YouTube. Ar YouTube, ne iš kažkur dega ugnimi. Ir man atsidarau ir taip matau, va gyvai rodo kaip fakelas, žinai. Jisai stovėjo ir filmavo tas žmogus. Įdomu, Statkevičiaus matau ir knygų, ir kvapų. Apie šitą vietą tai galiu taip pasakyti, žinokit, pas mus labai mėgsta ateiti, nu, tokios inteligentiškos ir šarmingos moteris. Ir viena iš tų moterų yra Sigita Packevičienė ir jos draugė Statkevičiaus mamytė, Vandutė. Jos ateina, nu, gražios, aš nemoku pasakyti. Tokios tikros prancūziškos moteris. Ir aišku, jom labai patinka čia, ir jos čia išgeria kavutės, kartais paplepam. Ir po to kažkaip iš kalbos išėjo, sako, aš sako, keksą kepu. Ir mes pasikalbinom, kad tą keksą turėti čia reikia. Ir viskas dabar kaip tėve mūsų, žinokit, kiekvieną savaitę pas mus atkeliauja Juozuko mamos. Keksas, taip. Jos labai gražiai pavasarį pradžioj šitos vasaros, kai aš pasodinau, įsikabino, taip gražiai atrodo. Ir mes turime tokią slaptą gerbėją, žinokit, kažkokį dėduką, kuris visą laiką pasivagia truputėlį ir išsirauna. Išsirauna? Ir jau mes turim čia kamerą, mes jau pasiekėm, matom. Bet žinokit, nu, aš jau žinau, kad jau reikia atsarginių nusipirkti, nes greičiausiai aš tai įtariu, kad jis kapus veda. Nes jie būna, nu, prieš motinos dieną ir, va, baltos ir, va, labai kažkaip tai niešti rankos. Mes galvojam, eisim pažiūrėti, kur Jolanta pietauja. Nu, bet va, kai jinai turi savo piragą. Kur išeit? Kartais nusiveda kokią daug, tai įsivalgyt, sakau. Bet man labiausiai patinka, kai atneša į galeriją. Kai atneša kažką, ne? O ką darot, kai reikia poilsio? Nu, vat, žmogus vienas sako, man reikia iškeliauti, kitam reikia į Ispaną eiti, kitam šiaip vienam reikia pabūti. O jum kas svarbu? Kažkaip nežinau, man tai vis tiek kompanija geriausia yra, atsipalaiduoji kompanijai. Na, bet šiaip tai... Draugų, ar ne? Šiaip tai knyga. Knyga, jo. Bet vat, man toksai klausimas kyla.
visą laiką va tokiem va kūrybingiem žmonėm, ar ne? Vieniem reikia įkvėpimo, kiti ieško kažkokių pavyzdžių, kiti kopijuoja. Jums netrodo, kad jūs vis tiek kažkokie, nežinau, ar tikinti žmonės, jūs vis tiek kažkokie palaiminti, jūs kažką gavo daugiau, nes to neišmoksi. Kūrybos va tokios, kaip Jolanta, aš suprantu mokslai, tekstilė, viskas gerai, bet man atrodo, kad tas prigimtinis kažkoks tai yra išskirtinis, tu atsineši su savo gimimu. Ta kūrybinė kažkokia gyslelė, to neįmanoma išmokti, jokie universitetai, man atrodo, to įkvėpimo. Kad mes turim tam tikras Dievo malonės, kad mums leidžia būti drąsiem ir kurti. Nes aš manau, kad tas tokio kūrėjo genas yra pas visus žmonės. Tai gal ne visi išdrįsta. Aš taip nemoku, aš taip niekad nepadaryčiau, aš taip negaliu. Ai, drąsos, sako. Galbūt tiesiog jo, bet aš turiu drąsos rizikuoti, daryti to, ko nemoku. Jūs nuo mažens tokia buvot? Taip, nuo mažens. Štai, pirmasis pasitinka mūsų gamtinis žemėlapis. Šitą žemėlapį reikėjo sukurti tam, kad jisai būtų kaip ir dekoratyvinis akcentas, kuris puošta erdvę, bet tuo pačiu ir iš karto edukuotų žmonės. Tai čia yra, jeigu matote, išdrožtos skulptūrėlės gyvūnų, kurie yra aukso kainos. Nykstantis gyvūnai, jie yra išrašyti ir čia. Taip va, o šitą meno kūrinį sukūrė Rimas Metlovas, skulptorius, kiekvieną skulptūrėlę išdrožė atskirai, autoriniai, vienetiniai darbai čia yra. Tai turėtų būti auksavabalis, nes čia vat, būtent šitam ąžuolyne veisiasi tas auksavabalis, kuris visai ekosistemai turi labai didelę reikšmę ir tai yra aukso vertės gyvūnas, nors tai mažas auliukas, bet jį zoologijos sodo mokslininkai yra ištyrinėję, yra daug darbų parašę ir aš jį sustilizavau ir mes jį visur kaip akcentą dedam, nes visiems aišku, liūtas yra liūtas, bet čia Lietuva ir čia auksavabalis ir štai aukso kainos gyvūnai, aukso kainos, visa. Ir tada papuolame į edukacinę erdvę, tai čia senasis litynas buvęs, atstatytas pagal jau buvusi tą visą projektą. Ir mes čia įkūrėme objektus, kurie edukuotų irgi. Seniausius su lėčiausius, su bežionio. Ir minko dar. Čia reikia dar ir batus gerus turėti. Kaip jinai lėtai eina tą bežionį? Mink. Taip reikia greitai. Va, ir tada eini ir čia poeto žodžiai, po to eina žmonių, kurie čia gyveno dar kai upelėje buvo augmenija ir kol nebuvo ten jisai užterštas, kur plaukiojo ir upėtakiai. Mano tėvulis čia. Jo, prisiminimai. Žinokit, kaip tą upelį darėm, tai aš radau sausai žydusią upelio vagą ir ją fotografavau. O paskui atidaviau kolegam menininkam, kad jie sukurtų 3D sluoksnį su vandeniu, su viskuo. Antrinės žaliavos, pano sukurtas iš antrinių žaliavų, surinktų Rumšiškių miškelyje, ten yra ir paaiškinta. Sukūrė Lina Jonikienė, įgyvendino Lina Jonikienė ir kartu talkino menininkas skulptorius Marijus Petrauskas.
Ir tu patenki į dykumų, pusdykumių zoną. Čia aišku gyvūnai gyvena, bet mums reikėjo sukurti va tą landšaftą, vaizdą ant sienų. Ir reikėjo sukurti augalų, kokie augalai, kokie medžiai žiūrė, gal būna, tai naudojamės literatūrą, derinom ir kažkas tai gavosi. Šiek tiek printų, šiek tiek kažko. Spalvos, pastelinės, O čia artefaktas, per dykumą praskrido dirižablis. O čia menininko parašas. O taip, o kodėl negali taip būti? Jo. Ir tu patenki į džiunglės, ir irgi reikėjo ir vaizdus ant sienų padaryti, ir biškį buvo kapučinai, kur vaikšto. Čia toks kontaktinė vieta, ir čia daug ir gyvūnų iš tikrųjų, ir visur paukščiukai visokie. Jie ir apkapoja, ir apsusioja, ir apskabo, ir bežionėlės, nu tai pats tas yra jom, žinai, reikia. Va, pažiūrėkit, kokie gražuoliai. Ir dar kažkur tinginys sėdi. Krenta į apačią, gerai, ne ant galvų. Vejas, draugelį. Čia blaks. Peliukai, jo. Balti vilkai čia buvo kaip tik, nu tai su vienu, tai visiškai turėjau draugystę. Baltas vilkas. Aš įeinu ir jis pribėga prie tvoros iš karto prie manęs. Baltas vilkas. Senas toksai vilkas. Balta, jisai suprato. Jis gal biš suprato. Iš mano pasaulio balta. Čia prasideda istorijos. Balta. Ne, bet labai gražus vilkas. Bet gerai, kad jis iš tvoros buvo biškį. Biškį tai baisokas. Jisai vilkas. Ką ten galvoja? Trečias aukštas mano dirbtuvė. Ir jau čia, va, kokios gražios dirbtuvės. Tai tokia šviesu. Jo, stoglangyti. O čia va tokia mano vieta, kai aš nuo visų ten apačioje šeimos kambarį. O čia aš jau ateinu, įsijungia muziką ir sėdu prie savo darbo. Va čia va šitas. Taip, čia siuvinėjimas. Man ir įdomu buvo, kaip čia taip. Kas mokosi to, tai yra lengva išmokti, ar čia yra tik tai kūrybinis toks jūsų kažkoks sugalvotas? Supranti, kaip technika. Išmokti viską gali, iš tikrųjų, bet technika mano atrasta, jinai taip, ir jeigu kažkas padarytų jau dabar autorinį darbą, nu kaip sakyti, kūrybinį darbą, va šitą techniką, nu tai ir sakytų, kad čia Šmitienės technika padaryta, jo. Bet aš žinau, kad labai abejoju, kad kažkas dalytų čia. Nes čia jaunimui aš ir rank. Jolanta, labai noriu visų pirma padėkoti, kad jūs taip svetingai mus priėmėt ir iš tikrųjų parodėt savo tokį, kad ir mažyti savo to šviesaus, balto gyvenimo kampelį, galima sakyti, viso jūsų kūrybingo gyvenimo. Tai labai jums ačiū. Ir kadangi mes kaip portalas Lietuvė tiek daug metų skatinam visas veiklias, ypatingas, kūrybingas moteris viena kitą palaikyti, pasidžiaugti viena kita ir tiesiog tas noras jas visas apjungti yra tikrai labai didžiulis. Mes paprašysim jūsų kažką tai palinkėti kitai veikliai, galbūt kūrybingai pašnekovei mūsų. Žinoma, mes visos moteris esam labai veiklios
tačiau kartais mes bėgdamos, griūdamos pamirštam save ir norisi, kad ir trumpam atsikvėpti. Tai aš noriu įteikti kitai jūsų herojai tokią mažą baltą dovanėlę su truputėliu juodo įrėminto ir pakviesti ją trumpai akimirkai į galeriją. Pas jūs į svečius, kavos. Ir ne tik kavos. Pasaka, va, mes perduosim kitai pašnekovai. Labai ačiū. Nu, turėtų būti įspūdingas. Tikiuosi, turės gerą laiką. Jo, tai ačiū. 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 Dėkui.